Sveiki, tai realybės šou Studentiškas gyvenimas, yeah! 3 studentiško gyvenimo nepatyrę jaunuoliai bus savaitį uždaryti į izoliuotą patalpą ir turės vieną užduotį – parašyti baigiamąjį bakalaurinį darbą. Jų laukia daug iššūkių, o pirmas jų parašęs bakalaurinį darbą laimės net 1000 eurų. Susipažinkime su mūsų dalyviais. Ovidijus, 20 metų, yra iš provincijos, gyvena pas savo močiutę, 2 kartus bandė studijuoti, bet save atrado tik kompiuteriniuose žaidimuose. Motiejus, 24 metai, yra iš pasiturinčios šeimos ir nuo 18 metų dirba savo tėvo įmonėje. Ramūnas, 22 metai, veganas. Kur šampūnas? Nusprausi po projektus, čia savaitėlę pasėdėti. Dieve. Ir gaidi, mygtukas išbirėja. Kas iš protai? Reikia krizė, kalūčia yra. O, pabalys. Galit tyliau truputį. Nežai susirinko. Gyvenimo sąlygos čia čiauriau turbūt ir nebūna. Na, man tai čia patinka. Tokie puikus vyrukai atrodo, maistas nemačiutės, bet gerai. Jūs girdėjot, kas aš veganas esu? Kas ten per maistas, kaip man valgo tokį maistą? Kokią muziką mėgstat? Bandaleros! Galit tyliau. Ne šiandieną, bet palaikyk. Padėk ir biški! Bet jau pačiam indus dar išsiplaut reikės. Tai kad čia kažkam indar nėra. Blet, nėra indaplovės. Žinot, Da Vinčis buvo sakęs, tie, kas žudo gyvūnus, jie po kiek laiko bus pripažinti taip pat kaip žmonių žudikai, bus traktuojami visuomenės visos. Mano kaime yra Da Vinčis, skalbimo mašinas gerai taiso. Iš tikrųjų jaučiu, kad mano žmogus yra, su juo galima būti ir daryti viską. Susibendravau truputį geriau su Ovidijum, Ofka. Turbūt dėl to, kad nemėgstam abudu Ramūną. Žiauriai keistas. Pitagoras sakė, kad tie, kurie žudo gyvūnus, tai gali vėliau nesusimastydami žudyti taip pat ir tokius pat kaip jie, žmonės. Koks tavo vardas? Ramūnas? Gerai, Ramūnai, tai tu rašyk, jeigu rašy, mes gal kažką? Ramūnas. Tai gal alaus? Ką darai, mano obuolys? Įėjom, tik tai aš pasakiau, mano obuolys, man čia bonusas ir aš turėsiu jį, nes man jūs proto turite aš obuolį. Viskas gerai. Atspjauk! Turim, turim. Atspjauk! Ačiū. Tiem nieko nesakiau, bet iš tikrųjų radau labai gerų šaltinių ir žiauriai gerai sekasi su darbu. Nu, aš tai dar nieko neparašiau, prie jų biškai apsimečiau, kad rašau, bet puslapį sumerau, formatą pasidariau. Jau įpusėjau rašto darbą, tikiuosi jie negirdi, bet tikrai laimėsiu. Vienas dalykas, kad va dabar jau įpusėjau savaitį kažkaip man atrodo kažkodėl, kad jie manęs nemėgsta, nežinau kodėl. Nes veganas esi nachui. Blet, tarakonas, tarakonas! Koks drakonas? Tarakonas, blet, ne drakonas. Tarakonas, Nuogas, blet! What the f***? Patrauk tą dešką! Tai nuogas. Čia drakonas. Trauk, blet! Kaip čia tarakonas? Apsimaukai, kodėl tu nuogas? O kodėl ne? Studentiškas gyvenimas, yeah! Pasventi nėra, pas tu pabandyk paguglinti. Gal tu pasigūglini, kaip, blet, triuskus apsimauk? Ir pasiguglinti, jeigu interneto nėra. Pas mane irgi nėra. Tik man leidė darom bakalaurinį šitą parašyti. Internetą padėk. Ofka, padėk Vilniaus apsipėti. Kas? Kur internetas, ką? Literatūros. Kur internetas, ką? Nu, aš nežinau. Aš girdžiu, kol interneto nebus, tai nebus ir šou. Nebus šou, nėra interneto, nėra šou. Šou nėra, interneto nėra. Mums reikia... Ramūnai, ko toks ramus? Gerai jautiesi, kur tai dingęs ilgai buvai? Gerai. Ką? Gerai. Ko toks išbalęs? Gal jam trūksta kažkokių maisto, kažkokio mėsos? Jaučia prieskanių gal jam? Tikrai atsigaus. Žiūrėk, net nereaguoja, eik tu, na, žiūrėk, iš protą valgysiu. Atrodo, dar reikia. O!
Veganas. Ramunėlį viešpatė, kas tau negerai? Ramšė. Sveiki. Sveiki, blemba, žiūrėkit, režisieriau. Ne, gerai, Kažkas gerai. Man asmeniškai Gaisrinė. Greitai, kviesk, viskas, nustok. Studentiškas gyvenimas, yeah! Ką žinau, ten girdėjau, jam trūko gyvulinės kilmės produktų. Veganas tai veganas, bet su nasilko mišnešė tai labai gaila. Būsim dviese? Būsim dviesi. Bet nežinai tos dainos. Plem, žinau. Prisimink, ką sakiau, viskas bėga toliau. Na. Ne. Ką mes čia darom? Reik kažko vyriško. Čia prikolas buvo, senė. Neško lauką. Čia prikolas buvo, aš einu laus atnešti. Tai, jo. Na. Kaip tau rašas, tam darbas? Gerai man. Bet supranti, kad prikolas čia, jo? Jo. Bėgi? Bėgi, tipo? Ką? Kas laimėtojas? Kas laimėtojas? Ką? Aš laimėtojas, pas mane darbas yra, pas mane darbas yra. Ką tu padarai? Tu mano darbą ištrynai. Kur mano darbas? Buvo darbas, nebėr darbas. Kur mano darbas? Tu mano darbą ištrynai. Mano darbą ištrynai. Žaidimas, yra žaidimas. Nu ką, mes čionką prasileidžiam biškį. Sveiki, vyrai. Labą dieną, režisierius. Taip. Ir mano 1000. Koks 1000? Tu ištrynė jo darbą. Nu taip. Tai tu esi diskvalifikuojamas. Nu kaip. Nu taip. Tai žaidimas. Viskas, tu esi diskvalifikuojamas. Jo. Tu negali laimėti, jeigu Viskas. tu prisilieti prie kito žaidėjo nuosavybės. Tu. Aš laimėjau. Ar tu turi darbą? Neturiu, nes jis... Nu tai neturi, tai ką, už ką mes tau galim duoti prizą, jeigu tu neturi darbą? Jeigu tavo horas yra tuščias. Bet pas mane tai yra. Kiek tu parašai? Nu, pas mane Aš gerai turėjau jau visą. Jis mano ištrynai. Įžanga visą. Tu įžangą parašai. Tas veganas. Ramūnas. Jis turi parašęs kažką. Tu matei? Žiūrėjai? Taip, darbas buvo peržiūrėtas, ne visiškai pilnas, bet kriterijai buvo išpildyti. Na tai ką, mėly žiūrovai, noriu pasveikinti mūsų nugalėtoją Ramūną, laimėjus mūsų 1000 eurų vertės prizą. Sveikiname mūsų nugalėtoją Ramūną. Jūs esate kvalifikuoti. Toks čia šau, va, ble, nu tai šau, ble. Eit namo. Na, mes jau atvykome pas Ramūną į namus įteikti didžiojo 1000 eurų prizo. Tikiuosi, kad jis namuose. Sveiki, kur Ramūnas? Norime įteikti 1000 eurų prizą, jis yra mūsų projekto nugalėtojas. Taigi numirė Ramūnas, po jūsų projekto šito sušikto. Jūs į teismą paduoti jau seniausiai. Negavo atšaukimo į teismą dar? Tai duokime jau tą 1000. Ne, baigėsi. Bent už laidotuvę susimokėsim kažkaip. Studentiškas gyvenimas, yeah!